Pardavimai. Tai viena svarbiausių verslo funkcijų. Ir jau nekartą esu kalbėjęs, kad bet kuris verslininkas turi visuomet žinoti atsakymą į du klausimus. Kiek pardavėme ir kur babkės. Tačiau įmonės tikslas nėra tik tai parduoti. Įmonės tikslas yra uždirbti pinigų. Todėl parduoti būtina tiek ir tokia kaina, kad verslas uždirbtų ir galėtų finansuoti savo augimą. Šiame epizode ir kalbėsime apie rinkodaros ir pardavimų karkasą. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Dauguma smulkaus ir vidutinio verslo vadovų savininkų patiria daug streso valdydami savo verslus ir spręsdami kasdieninius verslo iššūkius. O rezultatai versle jų nedžiugina. Todėl dažnas verslininkas ar verslininkė jaučiasi kaip kokie gaisrininkai, kurie pastoviai gesina gaisrus ir sprendžia niekada nesibaigiančias problemas. Sprendžia piniginių srautų sutrikimus, kovoja su užsakymų trūkumu, bando išspręsti darbuotojų ir pajėgumų trūkumą, sprendžia klientų pretenzijas ir daugelį panašių problemų. Dauguma verslininkų tikisi, kad tai išsispręs tiesiog dirbant daugiau. Tačiau, nekeičiant savo veiksmų, rezultatai nesikeičia ir situacija nepagerėja, bet nukenčia verslininko ar verslininkės asmeninis gyvenimas, fizinė ir emocinė sveikata. Ir praktika rodo, kad sėkmingi verslai nuo nesėkmingo dažniausiai skiriasi ne tuo, kiek pats verslininkas dirbo, bet ką jisai darė ir kaip kokybiškai tą jisai darė. Todėl verslo valdymo įgūdžių programa Nuo amato prie verslo suteikia tokiem vadovam reikalingas žinias, karkasų struktūras, įrankius verslo sisteminimui ir valdymui. Nuo amato prie verslo mokymų metu ne tik suteikiamos žinios, bet ir duodami konkretūs įrankiai verslo sisteminimui ir tobulinimui. Kurso dalyviai reikšmingai padidina savo įmonių pelningumą, tuo pat metu sumažindami savo streso lygį. Jau kovo 21 dieną startuoja nauja, jau 16 Nuo amato prie verslo grupė. Prisijunkit, nedelskit. Daugiau informacijos galite rasti puslapyje amver.lt. amver.lt. Tam, kad jūsų verslas taptų pinigų ir pasitenkinimo šaltiniu, bei suteiktų jums galimybę daryti tai, kas jums patinka. Sveiki. Ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 103 tinklalaidės epizodo. Kaip jau minėjau epizodo įžangoje, pardavimai yra viena svarbiausių verslo funkcijų. Iš tikrųjų, labai retas verslas gali išgyventi ir augti, nedarydamas vienokių ir kitokių pardavimų. Žinoma, kartais tu gali atsidurti tokioj situacijoje, kai yra labai maža pasiūla ir labai didelė paklausa. Tuomet tau nereikia pardavinėti ir užtenka tik tai aptarnauti klientus. Pavyzdžiui, prasidėjus COVID-ui, tokia situacija buvo su kaukėmis. Kai buvo didelė paklausa, buvo limituota pasiūla ir visi pirko ir mokėjo pakankamai brangiai už tas kaukes. Tačiau labai retas verslas gali pasigirti ar pasidžiaugti ilgai tokia situacija. Tik tai tam tikri monopoliniai, dažniausiai reguliuojami verslai turi tokią situaciją. Taip kad pardavinėt vienaip ar kitaip turi visi verslai. Todėl nieko keisto, kad šią temą prirašyta labai daug knygų, vadovėlių, organizuojamas įvairiausios konferencijos, paruošta ir parduodama daug įvairiausių mokymų.
Netgi pasiskaičiau, kad mano tinklalaidėje daugiausiai epizodų vienaip ar kitaip yra susijusių su pardavimų ir rinkodaros tema. Taip pat esu surengęs ne vieną net webinarą apie pardavimus, kaip pardavinėt, kaip didinti pardavimus. Beje, visas nuorodas į ankstesnius epizodus pagal temas, į pardavimų temas arba rinkodaros temas, bei nuorodas į webinarus, webinarų įrašus rasite šio epizodo aprašymą. Taip kad jeigu norite atsinaujinti ir pakartotinai pasiklausyti, tikrai kviečiu pasiklausyti. Bet grįžkime prie pardavimų. Nepaisant to didelio kiekio visos literatūros ir mokymų ir konferencijų pardavimų tema, vis dėlto į daugelį verslininkų pardavimų tema yra viena iš nemaloniausių. Kodėl? Todėl, kad reta kuri verslo funkcija arba verslo vieta sukelia tiek daug neigiamų emocijų kaip pardavimai. Kodėl ir iš kur atsiranda tos neigiamos emocijos? Pasižiūrėkime. Tikriausiai vienas iš šaltinių yra tame, kad visi esame susidūrę su situacija, kai mums net nepardavinėjo, o mėgino vos ne per prievartą įbrukti nereikalingus daiktus ar paslaugas. Mums bandė įtikinti ir parduoti, tiesiog įkišti tai, ko mums visiškai nereikia. Ir mes jautėm tą spaudimą, nemalonų psichologinį spaudimą ir manipuliavimą, kai mums bandė priversti atiduoti savo pinigus, kad mes įsigytumėm tai, ko mums visiškai nereikia. Arba bent jau mes manėm, kad mus verčia įsigyti tai, ko mums visiškai nereikia. Tačiau yra ir kitas dar neigiamų emocijų šaltinis, yra tame, kad vienaip ar kitaip visiems mums teko kažkuriuo metu kažką mėginti parduoti. Ir pardavimuose taip jau nutinka, kad kartais, galbūt net ne kartais, bet dažnai tenka išgirsti ne. Ir retam žmogui patinka tas neigiamas atsakymas, nes tai yra priimama asmeniškai ir kai mes išgirstam į savo pasiūlymą ne, mes patiriam neigiamas emocijas ir tokį netgi išsiskiria tie patys hormonai, kaip ir pajutus fizinį skausmą. Taip kad pardavimai labai daugam siejasi su labai neigiamomis emocijomis. Dėl to daugelis verslininkų stengiasi kažkaip tą temą apeiti. Bet tai yra svarbiausia tema. Bet turim suprasti, kad pardavimuose ir rinkodaroj irgi veikia tam tikri dėsniai ir mes galime prisitaikyti tam tikrus karkasus, tos vadinamus frameworkus, ir reikšmingai sumažinti tų neigiamų emocijų kiekį. Žinoma, mes norėdami parduoti daug ir brangiai, tam, kad mūsų verslas klestėtų, natūralu, kad ne visada turėsime pasiūlymą, kuris tiks 100% visiems klientams. Taip kad mes turim susitaikyti su tuo, kad karts nuo karto išgirsime tą žodį ne. Bet vis tiek nereikia to ne priimti asmeniškai, bet reikia pasinaudoti tam tikro karkasu, kad mūsų pardavimai būtų daug sėkmingesni. Beje, tas pats karkasas tinka ne tik tai finansiniam pardavimui, kai mes kažką parduodam už pinigus. Nes mokėjimas parduoti tai tikrai labai svarbus ir ypatingas įgūdis kiekvienam žmogui. Jis reikalingas visur, ne tik tai versle. Nes mes kiekvieną dieną pardavinėjame. Kai mes bandome įtikinti draugus eiti su mumis kažkur, kai mes mėginam savo vaikus, antrąją pusę, tėvus ar paveikti, kad jie padarytų kažką, ko mes norime, kad jie padarytų, tai irgi yra tam tikras pardavimas. Mes pardavinėjom mintis, idėjas. Su darbdaviu vedam dėrybas dėl atlyginimo, mes irgi pardavinėjom savo laiką, savo idėjas. Ne veltui, netgi kai kurioje literatūroje pardavimai, tai yra klientų suradimas, lyginamas su taip vadinamos antrosios pusės suradimu.
Nes kaip ir jeigu ieškom antrosios pusės, na, gyvenimo partnerio, taip ir tas pats, kai ieškom kliento, mes turime pereiti tam tikros fazes bendravime. Pirmiausiai, turime tą potencialų klientą sudominti. Kaip ir jeigu norim susirasti gyvenimo partnerį, pirmiausia, turime jį sudominti. Tuomet, kai jisai susidomėjo, tai yra atkreipė dėmesį į mus, mes turime jį sužavėti, tam, kad jisai tikrai suprastų, kokią vertę mes jam galime duoti. Ir tik tai po to, kai jisai atkreipė dėmesį ir mumis susižavėjo, mes tik tada galime tikėtis įsipareigojimo. Tačiau neretai pardavimuose mes matom, ir patys kartais tai darom, kad tik susipažinom ir jau iš karto tikimės, kad klientas pirks iš mūsų, ar, kaip sakant, eis į bažnyčią ar į zaksą. Taigi, kokie svarbus tie karkaso etapai arba elementai, pardavimo ir rinkodaros elementai, kurių laikymasis užtikrins pardavimų sėkmę. Reikšmingai padidins jūsų pardavimo pastangų sėkmę. Na, ką mes turim suprasti, kad žmonėms nepatinka, kai jiems pardavinėja. Labai retam, kuriam patinka, kai jam pardavinėja. Ir daugeliui netgi žmonių nepatinka dalyvauti pirkimo procesuose, kai jam pardavinėja, jam nepatinka pirkti. Tačiau, vienaip ar kitaip, visi klientai, potencialūs klientai, visi žmonės nori išsispręsti savo problemas. Dėl to, jeigu mes norime turėti sėkmingus pardavimus, mes turime spręsti klientų problemas. Bet neužtenka spręsti klientų problemas. Aš žinau, daugelis iš jūsų sako, taigi mes sprendžiam klientų problemas. Bet mes turime ne tik tai spręsti klientų problemas, bet jiem ir parodyti pardavimo metu, kad mes išspręsime tas problemas. Taigi, kalbant apie pardavimų ir rinkodaros karkasą, iš esmės yra 4 esminiai elementai. Aišku, kiekvieno elemento įgyvendinimas skirtingose situacijose bus daromas kitaip ir čia jau meistriškumas, o neužtenka turėti receptą, bet reikia ir gero virėjo, kad padaryti tikrai skanų patiekalą. Tačiau esminiai elementai tokie. Pirmiausiai, turime atsirinkti tinkamą rinkos segmentą, ką mes pardavinėsime. Toliau, turime aiškiai suprasti to segmento klientų problemas. Trečias, mes turime turėti sprendimą, kuris tikrai duoda didelę naudą klientui, tam segmentui, palyginus su sprendimo kaina. Ir ketvirta, mes turime suvaldyti ir parodyti klientui, kad sprendimas neturi rizikų, tai yra, mes pagalvojom, kaip suvaldyti rizikas ir mes žinome, kaip padėti klientui įveikti kliūtis. Šiek tiek pažiūrėkime į kiekvieną elementą. Pirmiausia, kas yra tinkamas segmentas? Tinkamas segmentas, kuriam turime ruošti pasiūlymą, turi būti pakankamai didelis. Pakankamai didelis tai yra toks, kurio pusiai ar trečdaliui narių ar klientų pardavus tai, ką jūs norite parduoti, jums užtektų pragyventi. Tai galbūt gali būti tas segmentas ir 2 žmonės, jeigu kažką labai brangaus pardavinėjat, bet turi būti pakankamai didelis jūsų finansinių tikslų pasiekimui, pakankamas segmentas. Toliau, tie klientai tam segmente turi turėti tą problemą. Jiems turi būti skauda. Jeigu jie neturi problemos, jiems nereikės jūsų sprendimų. Trečias labai svarbus elementas tai yra, kad tie potencialūs klientai tam segmente ne tik turi turėti problemą, bet jie turi turėti pakankamai pinigų įsigyti tą sprendimą. Jie turi turėti už ką nusipirkti tai, ką jūs norite parduoti. Kartais tenka matyti, kad įmonės pardavinėja, pasirinko pakankamai didelį segmentą, pasirenka
problemą, kurią gali išspręsti ir pardavinėja, bet tam segmente tie klientai neturi pakankamai pinigų įsigyti tą sprendimą. Taip kad jūs turit pasižiūrėti, ar tai yra pakankamai didelis su problema segmentas, bet ar to segmento klientai turi pakankamai pinigų įsigyti jūsų sprendimą. Beje, ketvirtas labai svarbus elementas segmento, tai tas segmentas turi būti lengvai pasiekiamas jums. Tai yra, kad jūs pakankamai lengvai galite jam komunikuoti, su juo susisiekti, su to segmento atstovais ir jiem pristatyti savo pasiūlymą. Nes jeigu tai nėra lengvai pasiekiamas segmentas, yra klausimas, o kaip net ir patį geriausią sprendimą jūs galėsit jiem pristatyti, jeigu jūs neturit tiesioginio kontakto arba net nežinot, kaip susisiekti su to segmento atstovais. Taigi, kai jūs pasirinkat tinkamą segmentą, toliau turit labai aiškiai įsivardinti klientų problemas. Ir ne tik tai savo įsivardinti, kad jūs turit pasiruošti ir komunikaciją, papasakot klientam. Nes klientai labai dažnai net nesusimasto, kad turi tą problemą. Taigi, labai svarbu, kad klientai ne tik turėtų problemą, bet kad jie suprastų, kad ta problema yra, kad jie suprastų, kokia tai yra svarbi problema jiem. Ir čia jau jūsų darbas turėtų būti, kaip jūs užakcentuosit tą problemą. Ir aišku, visada gerai, kai ta problema yra skausminga ir ją norisi išspręsti greitai. Rinkodaristai dažnai sako, kad daug lengviau yra parduoti aspiriną, kai tau skauda galvą ir tu nori greitai išspręsti problemą, negu papildus ar vitaminus, kurie padarys taip, kad tau niekada nepradėtų skaudėti tos galvos. Tai čia irgi geras segmentas yra tas, kur klientai nori greitai išsispręsti tą problemą. Ir pamenat, mes sakėm, kad pirmiausia reikia sukelti potencialiaus klientų susidomėjimą, tai kad kalbėjimas apie jo problemas padės sukelti jo susidomėjimą. Tam, kad jisai susižavėtų jumis, jūs turite aiškiai pristatyti ir parodyti savo sprendimą. Ir turit parodyti sprendimo naudą klientui. Nereikia detaliai pasakot sprendimo funkcionalumus. Nes klientai dažnai net nesigilina ir jiems per sudėtinga suprasti sprendimo techninius niuansus. Jam svarbu suprasti, kas man iš to. Mes sakėm, klientai nori išspręsti problemą ir kliento noras yra, kad sprendimas kainuotų mažiau negu kainuoja problema, arba sprendimo nauda, kurią duoda sprendimas, būtų reikšmingai didesnė nei pati sprendimo kaina. Ir būtent reikia akcentuoti, kokia nauda klientui. Aišku, kalbant apie naudą, kai mes kalbam verslas verslui segmente, tai dažniausiai mes kalbame apie finansinę naudą, nes versle žmonės perka sąlyginai galimybę užsidirbti daugiau ar sumažinti kaštus ir panašiai. Tačiau, kai yra pardavinėjama verslas vartotojui arba tam vadinamam B2C segmente, tuomet nauda gali būti ne tik tai finansinė. Apskritai žmonės dažniausiai rūpinasi 3 esminiais aspektais. Pirmas dalykas tai yra turtas, tai mes kalbėjome pinigai, finansai. Antra yra sveikata, kaip tai jam reikšmingai pagerins sveikatą. Ir trečias dalykas yra statusas. Juk žmonės daugeliu atveju perka, pavyzdžiui, Rolexo laikrodžius ne todėl, kad Rolexo laikrodis daug geriau rodo laiką negu koks nors kitas laikrodis. Ne, jie perka statusą. Taip, kad 3 esminiai elementai, naudos elementai galintys į ką reiktų akcentuoti, kaip tai jam pagerins arba turtą, arba sveikatą, arba statusą. Taip pat, kalbant apie vertę, reikia pasižiūrėti, kas gali mažinti jūsų pasiūlymo vertę kliento akyse. Tai taip pat, kaip sudėtinga arba kiek pastangų reikės iš kliento, kad gauti rezultatą.
kodėl parduoti, nežinau, ten kokias nors svorio metimo piliulės ar vaistus yra daug paprasčiau negu sporto klubo narystė. Todėl, kad sporto klube pačiam klientui reikės ir laiko, ir pastangų įdėti, o žmogus tikisi, kad išgėriau tabletę ir viskas bus geriau. Kitas taip pat svarbus elementas yra, kaip greitai aš gausiu tą naudą. Ir šiuolaikiniam pasaulyje pas žmonės kantrybė yra labai labai maža. Žmonės kartais už greitį netgi nusiteikia mokėti daug daugiau. Žiūrėkit, koks yra esminis privalumas, pavyzdžiui, Netflix'o. Kad tu gali iš karto, užsimanei kažkokį filmą žiūrėti iš karto. Tau nereikia laukti, kol atsiūs DVD diską arba kol rodys per televizorių ar panašiai. Kodėl žmonės perka Amazono greitai tą Prime pristatymą? Nes jie nori greitai. Taip kad jeigu jūsų tikėtina nauda, kurią jūs siūlot, sprendimo nauda, kad klientas gautų, jam reikės įdėti daug pastangų, arba rezultatas bus negreitai, tai irgi mažina jūsų pasiūlymo vertę. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Na ir dar vienas svarbus dalykas, apie ką mes šnekėjom, ketvirtas elementas, ką reikia apgalvoti ir pasiruošti, tai yra galimos rizikos ir kliūtis. Kokie galimi šalutiniai jūsų siūlomo sprendimo poveikiai. Ir čia jūs galite parodyti, kad klientas neturi jokios rizikos, duoti kažkokias garantijas. O jeigu jisai turi įsivaizduojamas kažkokias kliūtis, pavyzdžiui, kad aš dabar neturiu tiek pinigų, tai gal jūs galite pasiūlyti, ką daro, pavyzdžiui, brangesnių daiktų pardavėjai, ar mes galime iš karto jums pasiūlyti finansavimą, leasingą, kreditą ar panašiai. Taip kad jeigu jūs galvodami ir ruošdami pardavimus, ruošdamiesi aktyviam pardavimui ir gerindami pardavimus, atkreipsite dėmesį ir padarysite tuos namų darbus, atsirinkdami, aiškiai išsigrynindami rinkos segmentą, to rinkos segmento klientų problemas suprasdami, paruošdami sprendimą, kurio nauda reikšmingai didesnė negu sprendimo kaina, ir parodysit, kad yra suvaldytos rizikos ir kliūtis, jūsų pardavimai vyks reikšmingai geriau. Kaip padaryti kiekvieną iš tų žingsnių, tikrai pasiklausykite ar webinarus, ar ankstesniuosius epizodus ir atrasite sprendimus. O jeigu norit detalesnio patarimo ar konsultacijos, tai aprašyme yra nuoroda, kaip su manim susisiekti ir susiderinti susitikimą ir aptarsim, kaip tai jūs galite pagerinti savo pardavimus jau konkrečiai jūsų situaciją. Tai šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!